Kartą šiaurinės Kinijos pasienyje gyvenę vyras vardu Sai Wang ir jo sūnus. Pragyvenimui jis užsidirbdavo laikydamas ir prižiūrėdavęs milžiniškas arklides. Vieną dieną prapuolė jojo arklys. Kaimynai išgirdę šią žinią nuskubėjo paguosti Sai Wang. Visų nuostabai į kaimynų apgailestavimus seneliukas atsakęs: tai, kad arklys pabėgo, nebūtinai reiškia nelaimę. Po kelių mėnesių arklys parbėgęs atgal ir dar kartu su savimi parsivedęs nepaprasto grožio kumelaitę. Apie tai sužinoję kaimynai bėgomis įpuolė į senolio namus, pradėję berti sveikinimų tiradą. Sveikiname ir džiaugiamės už tave, kad pabėgęs arklys sveikutėlis, sugrįžęs namo ir dar porą atsivedęs. Sai Wang išgirdęs džiaugsmo šūksnius, tik susiraukęs ir teištaręs: tai, kad arklys sugrįžo ir susirado pačią, nebūtinai reiškia laimę. Pagyvenusio vyro sūnus labai mėgo jodinėti arkliu. Todėl arklides papildžius naujų arklių, mažylis nusprendęs prajodinėti naujoką. Joja ir staiga, kad kris ant kietos žemės. Sūnelio kojelė tik triokšt ir sulūžo. Sužinoję apie tai kaimynai vėl apibėrė Sai Wangą paguodos žodžiais: vaje, vargšas vaikelis, kaip būsia, kad jis nebevaikščios. Senolis į paguodžiamuosius žodžius teatsakęs: sūnaus kojos lūžis nebūtinai gali būti laikomas nelaime. Visai netrukus tuometis Kinijos imperatorius pradėjęs kviesti stiprius jaunus vyrus į frontą, susidoroti su iš pasalų užpuolusiu priešu. Visi išėję į karą taip ir negrįžo namo. Tik vienintelis Sai Wang sūnus išsaugojo savo gyvybę, dar ilgai džiugino visiškai susenusį tėvą. Istorijos šerdis: nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.